Giedrius Žibėnas mačą pradėjo taip, kaip aš ir tikėjau ir tikiu, kad Vilniaus Rytui reikia žaisti tam, kad jie turėtų šansą iškovoti pergalę šioje serijoje. Tai kuo daugiau žaidimo per Ąžuolo Tubelį po Žalgirio išsikeitimo. Taip ir čia jau antroje rungtynių atakoje. Ryto motiono dalykai ir matome išvirkštinį pick and rollą, kur ne Tubelis stato užtvarą kaip yra įprasta labiau, o Radzevičius ir Žalgiris keičiasi tarp panašaus ūgio Butkevičiaus ir Smailagičiaus. Bet būtent tų kelių centimetrų čia ir pritrūksta Arnui, kuris leidžia Tubeliui į kairę pasisukti. Iškart po to Rytas suka kamuolį aplink perimetrą iš to paties motion derinio ir galiausiai vėl randamas tas pats susikeitimas. Tik šį kartą net nebe Butke lieka su Tubeliu, Igin leidžia gana lengvai jam priimti kamuolį, dvigubinimo nėra, pražangos iki bonuso nėra, o ir vėl žalgiriečiai į stiprią ranką praleidžia Tubelį. 4 greiti taškai, bet dar svarbiau, kad Rytas ir pats Tubelis tiesiog pasijautė gerai. Kai tu pataikai kelis metimus iš arčiau, tai daug lengviau yra pataikyti ir metimus iš toliau, ką tikrai ne visada Ąžuolui sekasi gerai daryti.